Toliau laidoje daugiau vertingų patarimų mūsų žiūrovams. Šią vasarą mums pavyko savo akimis pamatyti ir paskanauti, bei įsitikinti, jog mūsų gamtinės sąlygos yra tinkamos tam tikrų veislių arbūzų auginimui. Tai Liucija, iš tikrųjų Lietuvos žiūrovo mes turime labai gerų naujienų. Jūsų bandymų laukuose yra išaugintos net 3 arbūzų veislės. Vadinasi, ir mums turėtų pavykti. Tai be abejo, mes tiesiog šiais metais nusprendėme parodyti, kad Lietuva yra ne ką prasčiau nei pietinės mūsų Europos Respublikos ir mes tikrai turėdami dienomis temperatūras 32-35 tikrai galime lauke užsiauginti arbūzus. Bet jeigu tokių temperatūrų nėra? Jeigu tokių temperatūrų nėra, tada mes turėsime gražius augalus, tada turėsime šituos nuostabius vaisius, galbūt jie nespės subręsti. Bet išduosiu paslaptį, mes neiškentėjome prieš porą savaičių, mes prapjojame pirmą savo arbūzą. Na, jisai šitą geltoną prapjojame, jisai buvo šviesiai rausvos spalvos, bet skoniu jisai nenusileido prekybos centruose pirktiems arbūzams. Tai aš manau, praėjus 2 savaitėm mes pasižiūrėsime, ar Liepos pabaiga yra ta data, kada Lietuvoje jau galima mėgautis arbūzais, ar taip, kaip mes ir tikimės, rugpjūčio mėnuo yra arbūzų skanavimo mėnuo. O sakykit, Liucija, o gal galima būtų tą derlių pankstinti su priedangomis, kas yra jau populiaru Lietuvoje? Galima iš tikrųjų pankstinti su priedangomis, galima auginti šiltnamiuose, auginti pakabintus tuos arbūzus, arba, kaip mes čia lauke, kadangi yra pakankamai drėgna, tiesiog įkurdinome juos ant medinių lentelių, nes, kad būtų kuo mažiau sąlyčio su žeme ir ko siekiame šito eksperimento keliu, kad arbūzai nebūtų kažkokia tai egzotika, kažkokia neįveikiama užduotis mūsų daržininkams. Nes iki šiol pastebėdavom, kad, kas pirkdavo arbūzus? Arbūzus pirkdavo tėvai vaikams atėję į mūsų parduotuvės. Tiesiog kaip savo, kaip pasižaidimą ir kaip tokį linksmą užsiėmimą. Arbūzus jau galime auginti lauke, sako parduotuvių tinklo Žalia stotelė specialistė Liucija Kunigiškytė. Ir keletas patarimų, kaip tai padaryti. Arbūzų sėklos sėjamos balandžio pradžioje į daigyklas. Vėliau daigai į dirvą sodinami jau birželio pradžioje, kuomet praeina šalnų pavojus. O prasidėjus derėjimui ant vieno daigo galime palikti tik tai 4-5 arbūzus, kad jie visiškai sunoktų. Birželis buvo labai šiltas, jie iš tikrųjų suprato, kad nėra čia ko gąsdintis, reikia pradėti augti. Ir šiltnamis, kaip minėjau, ir galima vėlgi auginti balkonuose, balkonų terasose. Apie tai mes ir sakydavom, nes turėdavom savo pirkėjų tarpe tuos, kurie norėdavo moliūgus auginti terasoje. Tai mes visada rekomenduodavom auginkite arbūzus. Jeigu norite kažkokį tai kamalį užsiauginti. Dabar kokios yra auginimo, vadinkime, subtilybės auginant arbūzus? Kaip ir minėjau, pirma, sodinami į dirvą daigais. Daigai sodinami pasibaigus šalnoms. Lietuvos sąlygomis tai yra arba labai vėlyvas gegužė, arba vėlyva gegužė ir priedangos, arba birželio pradžia. Antra, ką reikia? Reikia pasodinus laistyti. Mes turėjome galimybę laistyti, kad daigai prigytų, kad jie, kuo greičiau įsitvirtintų. Dar viena sąlyga, kas turėtų būti, neauginti arbūzų molingose dirvose. Naudoti kompleksinės trąšas. Ravint moliūgus, nekilnoti va štai taip virkščių ir nerauti žolių, bet tiesiog išrauti tas žolės iš tarpo. Ir viena svarbiausia pasirinkti tinkamas veisles. Tikrai nesiūlau eksperimentuoti sėklomis, kurios surenkate iš vaisių, nes paprastai tie arbūzai esantis pas mus parduotuvėse, ypatingai tuo ankstyvuoju laikotarpiu birželio, Liepos mėnesį, jie yra nokinti nenatūraliai, tai be abejo sėklos nėra subrendusios ir jos tiesiog nesudigs, nusivilsite. Toliau tęsime pažintį su naujausiomis arbūzų veislėmis, kurias galima sėkmingai užsiauginti Lietuvoje. Parduotuvių tinklo Žalia stotelė specialistė Liucija Kunigiškytė sako, kad šias veislės galime auginti ne tik darže, bet ir balkonuose ar terasose. Svarbu, kad jiems pakaktų saulės vaisiams sunokti. Mes 3 veislės parinkome, o asortimente šiai dienai turime 6 veislės. 3 veislės parinkome, kurios mūsų manimų iš tikrųjų turėtų būti įdomios mūsų sodininkams. Tai yra žaliavaisiai arbūzai, geltonvaisiai. Čia galvoja kai kurie mūsų, kad tai yra melionai, bet tai nėra melionai, tai yra arbūzai, zloto volicai, lenkiška veislė.
lenkiškas hybridas ir užauginantis tokią rausvą vidumi. Ir Red Star naujiena mūsų asortimente, tai yra hybridinė veislė iš Vokietijos. Turime štai tokią veislę, nesame bandę dar šitame lauke. Turime žalią arbūzą su geltonu vidumi. Na, turime, kaip minėjau, patį populiariausią, ką mes labiausiai suprantame iš arbūzų, tai yra žalia su juostelėmis ir besėklių vidumi granatė veislė ir lauke esantis Zloto Volici, va tai, ką matote. O sakykit, Liucija, kada yra siejamos arbūzų sėklos? Kada reikia pasirūpinti? Arbūzų sėklos yra šiais metais, štai šitiem augalams sėklos buvo pasėtos balandžio 4 dieną. Balandžio 4 dieną sėklos siejamos po 1-2 sėklėlės į puodelius, užauginami daigai ir, kaip minėjau, vėliau daigai yra perkeliami į gruntą, ar tai bus šiltnamis, ar tai bus laukas, ta vieta, kur jūs auginsite. Bet be abejo, nereikia užmiršti to, kad sėklomis visada reikia rūpintis anksčiau. Arbūzus su Liucija Kunigiškyte ragavome per Onines ir visos šios veislės buvo puikaus skonio. Na, iš tikrųjų, jeigu mes kalbėsime apie šitas dvi veislės, tai šita hybridinė veislė Red Star naujiena, kaip ir minėjau, ir Zloto Volici esanti mūsų asortimente. Na, jeigu mes kalbėsime apie skoninės savybės, tai skanus ir vienas ir kitas. Šitas Red Staras gal yra tokia tvirtesnė tekstūra, sėklelės ir pas vieną ir pas kitą yra mažos. Na, man atrodo, kad jam dar trūksta. Rugpjūčio vidurys bus pats tas skonis. Kalbant apie vaisiaus dydį, daugmaž yra tas pats dydis, Zloto Volica yra derlingesnis. Daugiau arbūzų, bet iš 5 augalų aš suskaičiavau lauke 25 arbūzus, tai yra tikrai geras rezultatas. Jeigu mes kalbėsime, kad vienas vaisius sveria 5 kg, padauginus iš 25, nesu tokia stipri, bet berods 120 kg gaunasi. Iš tikrųjų, Liucija, kuo skiriasi šitas arbūzas nuo tų, kuriuos perkam parduotuvėje? Aš vakar irgi nusipirkau arbūzą. Tai nėra tokio gero kvapo, tokio tikro, natūralaus kvapo. Ir skoninės savybės yra labai puikios, labai saldus, tirpsta burnoje. Labai mažos sėklytės, jų praktiškai nereikia išrinkti, ar ne? Jo, jas iš tikrųjų labai tokia smagi tekstūra. Ir priminsiu, Aušra, šiandieną yra Oninės. Tikrai didelė prabanga per Onines užsiauginti arbūzą. Manau, kad pati geriausia dovana Onai būtų toks arbūzas. Liucija Kunigiškytė sako, jog tiek lauke, tiek šiltnamyje, tiek terasoje galime užsiauginti arbūzų, kurių svoris bus iki 5-6 kg ir tam tinkamos veislės yra Zlotai Volici, Granatė, Red Star, Sugar Babe ir Janosik. Labai įdomus iš tikrųjų šitą geltoną arbūzo skonis, jis iš ties labai toksai gaivus. Gal tie, kas nemėgsta labai saldaus, nori tokio gaivesnio, tai manau, kad Janosikas tai yra ta veislė, kurią pabandyti tikrai verta. Daugiau informacijos apie arbūzų veislės ir jų auginimą rasite tinklapyje žaliastotelė.lt.